Liepos 12. Tad jei Sūnus jūs išlaisvins, jūs tikrai būsite laisvi. Jono Evangelija 8 skyrius 36 eilutė. Tikrieji mokiniai, kurie atkreipia dėmesį į didžiojo mokytojo mokinimus ir visuose reikaluose stengiasi būti jo mokiniais, yra išlaisvinti ne tik nuo prietarų ir tamsumo, bet ir nuo tarnavimo nuodėmei, o vietoj to gauna sugebėjimą teisingai įvertinti savo įgimtus silpnumus ir įgytas ydas bei sugebėjimą įvertinti Dievo mintis, tiesą. Todėl jų laisvė yra ta, kuri juos laimina, o ne žaloja, kuri vietoj išdidumo ir pasididžiavimo suteikia nuolankumu. Tai laisvė, kuri išugdo kantrybę vietoje pykčio, skatina didžiadvasiškumą ir palankumą vietoj pasipiktinimo ir savanaudiškumo. Tai laisvė, kuri teikia džiaugsmą ir ramybę vietoj nepasitenkinimo ir nemalonios karčios dvasios. Iš tiesų, vien tik Sūnus gali mus padaryti visiškai laisvus. Dievo Sūnus yra didysis išlaisvintojas. Jis išlaisvina labiausiai vertus pasigailėjimo belaisvius, iš labiausiai slegiančios nelaisvės šėtono, ir iš pačių žiauriausių bei negailestingiausių viršininkų ir engėjų, nuodėmės, klaidos, savanaudiškumo, pasaulietiškumo, mirties ir simbolinio pragaro rankos. Šiuos išlaisvintuosius Sūnus apdovanoja pačia aukščiausia, garbingiausia laisvė, kuri trokšta vykdyti Dievo valią, kuri kyla iš pačių švariausių, geriausių motyvų, iš tikėjimo, vilties, meilės ir paklusnumo, ir veda į amžinąjį gyvenimą. Visa tai yra jo meilės dovana, kuri buvo galima tik jo ypatingos aukos ir patarnavimo dėka, kas yra užrašyta pasaulio istorijos metraščiuose. Klausimai: kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su mano krikščioniška laisve? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės? Tad jei Sūnus jūs išlaisvins, jūs tikrai būsite laisvi. Jono Evangelija 8 skyrius 36 eilutė.